are in Argentina, so we have to follow by local time, so we have to adjust our watches. Okay, now we are. Savo darbo vietos. Mes tvarkomės truputėlį, susidėliojom daiktus, kuriuos atvežėm papildomai, pasikeičiam detalės, kurias turėjom smulkmenas pasidaryti prieš techninę komisiją ir iškeliavome į Paragvajų, į Asuncioną, kur mūsų laukia beveik paros kelionė, 1300 km ir Argentinoje yra karšta, kokia turbūt dabar 28 ryte. Paragvajui turėtų būti kokie 37, tai po truputį pratėmės prie šilumos. Pagaliau atsiėmėme automobilius, apžiūrėjome visus, visi tvarkingi, nėra jokių aiškių pažeidimų, nei smulkmenų kol kas nerandam pažeistų, tad manau, kad viskas taip ir liks. Kol kas patenkinti, nes visi automobiliai užsivedė ir kol kas viskas sklandžiai. Mes padarysime turbūt kaip pirmą 100 km su automobiliu, kad įsitikrinti, ar tikrai jisai funkcionuoja visiškai pilnai. Paskui atjunginėjame kardanus, kabinamės jį prie sunkvežimio ir jisai važiuos iki penktadienio testų į Asuncioną jau prikabintas prie sunkvežimio. Tai pirmas 100 km bus tam, kad įsitikrinti, ar pas mus viskas tvarkoja. Komandos kelionė šiek tiek sustojo, dabar yra 5:30 ryto, Asuncionas yra už kokių 40 km, bet mes stovime prie sienos, nes muitinės pareigūnai išėjo ir sakė, bus 7 ryto. Tai kariuomenė natūralu nieko nepraleidžia, laukiam, iš tiesų toks pasirinkimas.